Ir reiškia, gerai paverkusi, reiškia, dėl gyvenimo. Bandau suprast, ištikimybė įstatymui, konstitucijai 2003 metų, iš esmės ir yra versija, ta reiškia, loginio proto, kurio aš tikiu. Aš 2005 metais studijos Kauno darbo verslo teisės, reiškia, vėlgi pasitvirtina ta versija loginio proto, kuriuo aš tikiu. Kadangi tai yra aukščiausias, reiškia, Lietuvos Respublikos suvokiamas išsilavinimas, reiškia, pagal Lietuvos Respublikos konstituciją. Jisai esantis tas versija, reiškia, intelekto, dirbtinio intelekto, reiškia, kurį, reiškia, mes lietuviai supratom. Ieškojom atramos ir neradę grįždami į sovietmetį, ar tai pažįstamus, ar tai matematika, ne. Konstitucija ir, reiškia, darbo teisė galioja kaip aukščiausias šalies įstatymas įsidarbinant galimybėm darbo, reiškia, tų metų, 2024 metų versija. Manogi supratimas 2003 metų yra toksai, reiškia, vaistais nepragertas dar supratimas, kurį ir siūlau Lietuvoje išsaugot kaip sąmoningą, reiškia, kažkieno tai versija teisės supratimo loginio, kurį ir dirbtinis intelektas, reiškia, įveda į sistemą 2003 metų konstitucinė teisė, o ne konservuoja įvaizdžius. Vat, reiškia, širdies įvaizdžius, reiškia, proto įvaizdžius. Bet tas dalykas, reiškia, Lietuvai suprantamas yra iš įvaizdžių vogimo iš žmonių, reiškia, kurie, reiškia, suvegetavę sugriauti gyvenimą jų. Tad jie nieko nesakys, jeigu tu juos išnaudosi, jeigu tu jais naudosies, jeigu tu juos apvoginėsi ir aiškinsi apie savo kolūgį, savo ekstremistais žydais. Vat, akivaizdžiai atvėriau savo širdį, savo protą. Ir, reiškia, paklusti konstituciniai tvarkai kiekvieną rytą, reiškia, Lietuvos LRT kanalas dainuoja, reiškia, Lietuvos tautinę giesmę, mes pripažįstam, kad mes sukūrėm savo valstybę iš naujo, iš po sovietinio, reiškia, griovimo, ne žydų nuopelnais, o islandų nuopelnais mes su ta valstybė susiamžinam, kadangi jinai mums davė tikėjimą savimi kaip demokratinę valstybę. Tas patikėt mums konstitucinę valstybę, kad mes esam reikalingi stipri teisinė versija dirbtinio intelekto, kad žmonės galėtų apsigint. Nes tai iš esmės yra žodžiai prie žodį. O vat kaip policija sušaudo, reiškia, gauja, tai jau būna pervaryta taurė visokių ekstremistinių žmogžudysčių. Tai vat aš ir siūlau visiems 2003 metų versiją teisės išsaugoti. Linkiu visiems labai labai gerų, reiškia, žolinių. Išsaugodama ir savo tą išliekančią 2003 metų
darbo teisės, kur nėra uždrausta jokia detektyvo rinkti, reiškia YouTube'ui, rinkti virtualiems kanalams, rinkti, reiškia, šitos įrodymus nusikalstamos veikos, kurie galiausiai juokiasi iš tavęs, reiškia, sakydami, kad tai nelogiška pasikeisti kolūkiui. Logiškiau yra, reiškia, tai, kad dabar 1024 mūsų amžius, o ne Malachijo laikai, kada buvo tas kolūkis suprantamas žydų tautoje. Tai yra, reiškia, Malachijo knygoje. Apie kolūkį parašyta, iš kur, reiškia, ta filosofija sovietinė paimta, reiškia, tie laikai neegzistuoja, kaip ir kiekviena dvasinė lyga neegzistuoja. Jeigu tai yra be moralės gyvenanti tauta, tai kokią dvasinę lygą jie išpažįstanti, nu aš suprantu, išpažįstanti sportą, reiškia, kauniečiai. Reiškia, Tel Avivo Makabiai, reiškia, Janivas, reiškia, mano buvusysis, jisai išpažįsta irgi sportą, nes tai, su krikščionė susimetęs buvo, žydas. Mat, ir aš, reiškia, įčiaudėdama, reiškia, iš to, reiškia, nerauskit, reiškia, mano skruostai, jumoras. Vėl grįžtu į supratimą, kad konstitucija patikėt, kaip ir patikėt demokratiją. Tam reikia nepragertų smegenų ir net verktų ašarų, kada viskas tau gyvenime sugriuvė, nes tavo pravda yra tik tais tavo vaistai, reiškia, nieks tam nepatikėtų, reiškia. Jeigu pusė tokios Lietuvos, kurių vaikus išnaudoja pedofilijai. Kita vertus, kita dar pusė pasaulio supranta, kad po sovietuose egzistuoja pseudo pasaulis, Malachijo laikų komunizmas. Tai vat ties šitą dorybę reiškia išpažinti idealizmą. Ekonominės, reiškia, sektos naudos, jos tiesiog yra nusikalstamos, konstitucijai nepavaldžios, todėl Lietuvoje neįteisintos nei tikėjimo žodis, nei jehovistai. Ir, reiškia, jogos, reiškia, mokslai jokiais būdais nesusieti su kolūkiu. Nes tai yra dvasinė Kinijos patirtis dar iki sovietmečio, patirtis dar iki žydų susidūrimo, susitikimo, reiškia, ir kultūrų maišymosi, bet krikščionybė visgi yra Dievas. O, reiškia, kitas supratimas, reiškia, išsilavinimas konstitucinis, jisai yra susijęs su versija dirbtinio intelekto žmonėm padėti nugalėti savo draskančias vidinės baimės, kuriom tas kaimas kolūkinis, reiškia, bandęs tave sunaikinti, sutrypti. Galiausiai aš jiems visiems žadu klausimą, o jūs kas sutryps? Jūs žinot sąžinę sovietinę. Ar ne?